Dabar norėčiau paklausti Tomo apie mediją planavimo konkursus. Kaip įmonės atsirenka mediją planavimo agentūras, ar ne? Na, kaip ir minėjai, yra 14 žaidėjų. Taip. Tai kaip išsirinkti tą patį geriausią, jeigu skirtumai nėra tokie jau ir dideli, gal tik asmenybių? Pakankamai sudėtingas klausimas, bet pradėti reikėtų matyti nuo to, kad norint tikrai atsirinkti kokybiškai, reikėtų visų pirmiausia padirbėti prie užduoties formulavimo. Tai yra paskutinių netgi metų patirtis rodo, kad žmonės labai mažai laiko skiria tam, kad suformuluoti iš tikrųjų kokybišką užduotį. Ir tik tam tikrais atvejais, kai galbūt konkursus prižiūri žmonės turintys toje srityje vienokios ar kitokios patirties, jau vien gavus užduotį, tu matai, kad ta užduotis yra padaryta kokybiškai ir kad tam skirta pakankamai daug laiko. Jeigu tu tiesiog renkiesi agentūrą pagal kainą, tai tada tikrai neverta gaišti laiko didesniems pamastymams, duodi konkrečias užklausas, gauni konkrečius skaičius ir kartais yra sunku suvokti, kai prašoma yra įvairių reiškiasi, papildomų dalykų, taip kaip komunikacijos strategija, reiškiasi informacijos apie pačią agentūrą, informacijos apie agentūros pasiekimus, laimėjimus, galbūt netradicinius sprendimus ir vis tiek 90% įtakos, reiškiasi, tai taip vadinamai pergaliai, turi kainą. Tai tie dalykai yra tokie keisti, tai grįžtant atgal, reiškiasi, pradžia yra užduoties formulavimas, o po to tiesiog detali atliktų namų darbų kiekvienos iš agentūrų arba tiesiog tų agentūrų, kurios yra pakviestos dalyvauti konkurse, analizė. Bet tu sakai, nemoka suformuluoti užduoties, ko gero tai buvo ir anksčiau, negi kažkas pasikeitė. Ar tie žmonės, kurie dirbo įmonėse, pasikeitė ir nebėra tokių gerų profesionalų, kurie dingo tada tokiu atveju? Ar tiesiog yra agentūrų per daug ir, kaip čia pasakęs? Aš galbūt pasakyčiau truputėlį kitaip, gal ne tai, kad nemoka, bet skiria per mažai tam dėmesio ir laiko. Tai yra užduotis suformuluojama dažniausia taip, kad paliekama yra begalė vietos improvizacijai. Tai yra, įsivaizduokit, kad aš atėjau paimkim tą patį baldų saloną ir sakau, man reikia, reiškiasi, 12 kėdžių. Man reikia 12 kėdžių. Reiškiasi, atėjau kitą baldų saloną, reiškiasi, pasakiau, man reikia 12 kėdžių. Ir laukiu iš ten kokių 5 arba 10 baldų salonų pasiūlymų. Aš užduoties neformulau konkrečiai, kokių kėdžių man reikia, reiškiasi, kokios jos turėtų būti, ar jos ten odinės turėtų būti, ar jos iš gryno medžio. Tai jeigu aš rinksiuosi, reiškiasi, tas kėdės vėliau pagal kainą, tai natūralu, kad galbūt aš nenusipirksiu pačių geriausių kėdžių. Tai šitoj vietoje būtent tie namų darbai, nekalbant netgi tik apie mediją planavimo verslą, bet kalbant apskritai apie gyvenimą, apie tai, kas yra klientas kaip Tomas, kas yra klientas kaip Petras, visą laiką turi suformuluoti, reiškiasi, tai, ko tu nori, kaip galima konkrečiau ir kaip galima aiškiau ir palikdamas kuo mažiau vietos improvizacijai. Kadangi turėdami erdvės improvizacijai, reiškiasi, šiuo atveju turėdamos erdvės improvizacijai medijų agentūros, jos ir improvizuoja. O improvizuoti gali įvairiai, reiškiasi, nežiūrėdamas ne tik į tai, kad klientas gautų kažkokią naudą, bet ir į tai, kad gautum tiek ir pats naudą galbūt, arba tiek ir kažkokiais tai įdomiais ir nebūtinai pačiais efektyviausiais būdais laimėtum tą konkursą. Bet čia, ko gero, tu paminėjai tik vieną tų konkursų problemą, jeigu taip galima pasakyti, nes rinkoje iš tikrųjų nemažai yra kalbama taip patyliukais apie tai, kad egzistuoja tam tikri susitarimai ryšiai agentūros ir žmogaus dirbančio įmonės viduje atsakingo už tai, kad vaikšto pinigai kairiai dešinė vadinami atkatai ir kaip juos kitaip be pavadintum, kad agentūros susitarė ne tik su vidiniais žmonėmis, bet ir su televizijų atstovais taip pat dalinasi. Tai kaip su visais šitais reikalais yra? Matot, aš, kadangi pats asmeniškai tokių faktų neturiu, tai galiu pasakyti tik vieną, kad pas mus agentūroje to nėra. O ar reiškia, yra tie atlygiai vienokie ar kitokie tarp agentūros ir kliento ir tarp kliento ir kanalo, galbūt jie yra. Čia kaip ir visame kame, visame gyvenime. Aš asmeniškai nematau problemos tada, jeigu kliento pusėje yra, reiškia, žmogus, kuris agentūros pusėje turi irgi kažkokį žmogų ir jie iš tikrųjų yra labai gerai sutarintys žmonės.
jie turi, reiškia, bendras idėjas, galbūt bendrą laisvalaikį, bendras vizijas ir jeigu jiems yra gerai, reiškia, ne tik darbinė, bet ir kažkokia asmeninė prasme, tai kadangi mes parduodam santykius, tai yra viskas paprasta. Grįžtant atgal prie to, kad, reiškia, yra ten kažkokie tai juodieji pinigai ar kažkokie tai papirkinėjimai, kaip sakoma, nepagautas nevagis. Galbūt egzistuoja ir tokių pavyzdžių rinkoje. Bet tokiu atveju apgauta lieka pati įmonė, ko gero, nes tas vidinis žmogus, žodžiu, išduoda savo darbdavį ir tokiu būdu pelnosi iš draugystės su agentūromis. Taip, greičiausiai taip.